Šiandien yra belenkai karšta diena, tiesiog visiškai tiesiogiai kaitina saulė. Noriu tiesiog visą įmanomą SPF susitepti, kad niekur nebedegtų oda. Nes belenkai kaitina saulė. Ir pažiūrėkit, su kokiu vaizdu aš tepuosi. Nežinau, ar vaizdas tinkama žodis, su kokia kompanija aš tepuosi. Jaučiai susirinkę žiūri. Atėjome elektronikos parduotuvę, tai laikom visi čiūrius, kad rastume mes tą mikrofoną, nes labai norim, kad būtų dvibalsis pokalbis. Neatrodo kaip ta parduotuvė, kur po vienas mikrofonas tiesiog sandėliuotų. Mes bandėme internetu užsisakyti, bet tiesiog nepriėmė kortelės, neleido adresų suvesti ir galiausiai nepavyko. Konnichiwa. No? No? Okay. Okay. O, kalba su manim. Gerai, eikime, šiandien laukia dar 30 km kelionė. Pažiūrėkit, kaip dirba ryžių laukus. Konnichiwa. Konnichiwa. Bet jo, va čia Julius irgi sako, matos, kaip sodina. Tai va tokiam vandenį, matot, va ten yra pilamas vanduo ir tokiam vandenį jie tada pradeda augti, tas vanduo apsaugo jas nuo parazitų ir piktžolių. Tai pradiniam ryžių augimo etape jie va tokiam giliam vandenį auga. Bet pirmą kartą matom tiesiog kaip sodina, tiesiog važiuoja ir nieko nesuprantu. Čia gal trešia? Ne, aiškiai matos, čia dar nėra. Bet o kaip tai įsodina tokį? Taigi va, aparatas gale. Ir toks pum tipo įsodina? Tai ten gale pridėta yra jau. Wow. Sodinuko ir įstato. Julius sako, kad gale pas tą traktorių yra pridėta sodinuko ir jisai va taip tiesiog sukasi, važiuoja ir įstato šitus tokius pum. Geras. Šitas vanduo, kurį nusipirkom ir jo tikrai labai daug yra Japonijoje. Aš netyčia šiandien pamačiau, kad jis yra iš Aso. Bet dabar va esam Aso, kur tiesiog iš fontano prisipilsiu geriamo vandens. Realiai to paties, kuris naudojamas ir buvo šito vandens buteliuko naudojime. Tai šitas bus nepraėjęs per plastiką. Tris kartus daugiau galima išgerti. Koks pastabuvas. Wow. Lol. Oi. Aš turiu tau gerą žinią, nes tu ne taip mane išgirdai. Mes rytoj nueisim jau tos 30 km ir vakare važiuosim į tą miestą. Wow.
Tai ne po ryto, jau rytoj. Nueisim į Hitą miestelį ir iš ten pasigausim traukinį ir važiuosim į miestą pavadinimu Kuruma, kur ieškosim mikrofono ir karštų versmių. Nevažiavom dar su bullet trainu, tai laukia irgi nauja patirtis. O tai čia bus tas greitasis toks, kaip aš įsivaizduoju, su smailo nosim? Jo, aš manau, kad taip. Nes ten, kur šiandien miegojom ir važiavo traukiniai, tai jie buvo tokie, paprasti. Tylus, bet paprasti. Ten labiau autobusai buvo, net netraukiniai. Šiandien? Jo. Ant bėgių autobusai? Jo, ten tokie vietiniai, tiesiog vietinės reikšmės. Tai užtvirtinti, rytoj nueinam 30 km, sėdam į traukinį, nuvažiuojam į Kurumą, nusiperkam mikrofoną, nakvojam ten, atgal grįžtam vėl su traukiniu tą pačią vietą į Hitą miestelį ir vėl tęsiam kelionę. Taip, ir miegam viešbutį. Prestižinėme. Prestižinėme viešbutyje miegosime. Pažiūrėsim, kaip seksis. Mūsų biudžetas 40 eurų nakčiai, tai ne visada išeina. Tram 9. Ne visada išeina prestižiniai viešbučiai, bet pažiūrėsim, kaip tam bus. Pradedam ryte nuo kūno išlankstymo į normalias pozicijas tiesiog. Vakar nuėjom pisos ir nuėjom miegoti iš karto. Bet tas darbuotojas, kuris dirbo, patarė mums šitą vietą. Tai jis mums patarė čia tokį, turbūt, kad miesto parką. Tai mes jau, kai gaunam tokį vietinį kaip leidimą, tai tada ramiai einam miegoti, nes patys tai nedrįstam į tokias vietas eiti, bet dabar aš nežinau, net neįsivaizduoju, mes ten tamsoj visiškai, tai aš net nežinau, ką mes rasim. Mums iš tikrųjų vakar pasiūlė labai gerą vietą, nes žiūrėkit, mes miegojom tiesiog tokiam parkelyje. Ir sakau, šiaip tai mes tokiose vietose nenorim miegoti, nedrįstam miegoti, bet ten yra kaip stovyklavietės padarytos ir nėra labai arti nuo savo namų. Čia upė šalia teka, tik mes visada stengiamės labai anksti išeiti, kol tiesiog žmonės čia nepradeda vaikščioti ir ten šunų vedžioti, ar ten, nežinau, savo veiklą užsiimti, nes daug gaunas toksai trukdymas jiems gyventi. O mes dabar greit susipakuosim ir viskas. Kai visi eis į darbus, mūsų nebebus. Ai, čia bandelinė, kokia jauki. Kepa nuo ryto bandelės, tai mes eisim į kavinę. Suvalgysim pusryčius ir tada turbūt grįšim bandelę. Tai nebuvo jokio pasirinkimo, turėjom sumokėti po maždaug 8 eurų žmogų ir gausim tuos tokius patektus pusryčius. Tai 8 eurų žmogų už pusryčius jau čia yra tokia didesnė pusė, tai labai įdomu, ką mes gausime. Pažiūrėkite, kokius mes pusryčius gavome. Su dešrele, o dieve, French toast. Bandelė šviežiai kepta su pomidorais, dešrele. Arigato gozaimasu. Salotos, kiaušinis, sriubytė ir dar kažkoks deserčiukas. Nuostabu. Turiu gerą žinią ir blogą žinią. Nuo kurios pradėti? Geros. Gera žinia ta, kad šiandien visą dieną eisim nuo kalno. Labai gera žinia. O blogą žinią nori išgirsti? Aš spėju, kad traukiniai nebevažiuos. Traukinių pilna. Labai gerai. Bet kur miegot nėra, netgi tam mieste didmiestį. Viskas užbukinta? Viskas užbukinta, yra vienas tik tais visam mieste likęs tik vienas viešbutis ir tas už 2 kainą likęs. Jo, tai mes vis dar esam tam auksinio savaitės prakeiksme, kai tiesiog nėra kur miegoti, nes tiesiog japonai atostogauja, tai negaunam tų vietelių. Bet nežinau, tai nieko tokio, mes tai palapiniai pamiegosim.
Jau visai norisi viešbutį tiesiog nusiprausti, išsiskalbti ir viską, bet nėra kažkokios didelės problemos. Einam dabar iki traukinio, vakarė sėdam į traukinį, nuvažiuojam, susirandam vietą, kur su palapinė sustoti, skaniai pavakarieniaujam kažkur, išsimiegam tą palapinį, rytoj nusipirkam mikrofoną, pasižiūrim, jeigu tam didmiestį yra dar ką aplankyti ir grįžtam su traukiniu rytoj ir tiesiog tęsim savo kelionę. Super. Super. Sustojom pakeliui į pietų vietą, Julius dabar užsakys maistą. Ir mano patiekalas, aš išsirinkau tokį, žinot ką, šerną. Tai nežinau net ar man patinka, bet tiesiog labai įdomu, nes tiesiog, nežinau, skaitos autentiškas turbūt patiekalas. Aš apie tą šerną, kad valgysiu šerną, pristačiau kaip kažkokį nusikaltimą, tokia slapta dar nuėjau, kam pasakau, aš dabar valgysiu šerną. Bet iš tikrųjų tai labai skaniai kvepia ir pažiūrėkit, koks neįtikėtinas patiekimas. Man tiesiog neįtikėtinai patinka šitas visas garnyrų kultūra ir pažiūrėkit mano lazdeles su tokiam tulpėm. Tiesiog neįtikėtinai gražios. Tada lazdelės atremtos į tokį, čia kaip keramikos yra parduotuvė, ten aš rodžiau prieš tai, kad parduoda ir pažiūrėkit, nu tiesiog neįtikėtiniai indai. Visada visur, kur nueinam, indai yra tiesiog nesuvokiamo grožio. Ir šitas restoranas yra kažkaip daržovių restoranas, tai va, čia iš vis, nu tiesiog meno kūrinys, o ne patiekalas. Tai aš gal tada tiesiog šerną paragauju ir eisiu valgyti ir paskui atskirai. Nu, belen kaip skanu. Belen kaip skanu. Belen kaip skanu. Eina savo, kiekvieną kartą, kai lyja, noriu pasakyti, kad gavom stipriausią lietaus dieną. Bet dabar atrodo, kad tikrai gavom stipriausią lietaus dieną. Tai kai mes sustojom pietauti, žiūrėkite, mano kelnes visas permirkusios. Kai mes sustojom pietauti, tai sustojom dėl to, nes stipriai įsilyjo. Bet kol mes pavalgėm, nei kiek nepadėjo. Tai dabar paėjom valandą nuo pietų vietos ir stojom į parduotuvę šiek tiek pradžiūti. Nes tiesiog visiškai permirkę esam. Bet viskas super. Oi. Nusipirkom 2 kavos, 2 blynelius su šokoladu ir bananais. Ir neatsilaikiau prieš tokią čiurą su šokoladu. Bet gera žinia, kad tik mėnesį taip reikės dar pabūti. O tada prasidės lietaus sezonas, karščiai, nuolatinis šlapumas ir viskas. Bet gal bent jau taip galvos nespaus. Gerai, kad yra kavos. Iki stoties liko 12 kilometrų. O valandomis 2,5. Labai mažai. Oi. Ten kaip miegas ima. Super. Būtent tai, ko ir tikėjausi. Žiūrėkit, kokią dydžią varlė. Hita. Yeah. No, it's okay, we're gonna walk. Yeah. Hikers. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Kaip miela. But we are walking. Okay. Thank you so much. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Mes jau pagaliau pasiekėm stotį, nusipirkom savo bilietukus, bet pažiūrėkit, koks yra
Čia yra tiesiog lentelė trumpų distancijų traukinių. Koks yra susisiekimas traukiniais. Tiesiog kiek linijų. Čia yra skirta, kad sužinom kainą, kiek tu reikia sumokėti. Už kokią sumą nusipirkti bilietus. Pažiūrėkit traukinio statyje, kaip laukimo kambarys koksai padarytas. Tokie stalai su gėrimais. Nu tai va, nežinau, aš čia palikau tą savo bilietėlius. Bilietėlius susidėjau. Kuprinę pasiimu. Opapa. Ir dabar turim dar kokias 40 minučių sulaukti traukinio. Kur važiuoja traukinys, čia parašyta. Bet pagal laiką galima suprasti. Ar vietą važiuomas? Tai gal tu turėk jas abu gerai? Tai čia visgi negreitasis traukinys. Čia tas traukinys, kurį Julius pavadino autobusu. Mes prie šito traukinio bėgių ir miegojom. Aš nežinau, gal jisai greitas. Bet labai primena tiesiog metro. Čia kaip metro toks tarpmiestinis. Aš čia svajojau, kaip aš išsitaisysiu traukinį, tiesiog ten miegosiu. O čia visiškai metro, tiesiog valandą važiuosim. Ojojoj, kaip pavargau šiandien. Aš tik primenu, kad mums nepavyko gauti viešbučių ir mes dabar dar atvažiavę ieškosim vietos tiesiog kur miegoti. Ieškosim vietos kur miegoti, pavalgysim, išsimaudysim karštose versmėse ir dar išsidžiovinsim rūbus. Skamba neįtikėtinai, nes jau dabar kokios 6, pusė 7. Tai gali būti, kad mes tiesiog nieko nespėsim. Lyja. Išlipom 2 stotelėm anksčiau ir einam tiesiai karštas versmes tiesiog pailsėti, sušilti, išdžiūti, nusiprausti ir tada eisim valgyti ir ieškot kur miegot. Vėlyja, vėlyja, vėlyja. Karštas versmas tai yra mūsų kelionės papildomas 2 kojos, sakyčiau, va taip. Vežimas. Padeda labai labai. Šiaip man nesuvokiama, kad mes dabar tiesiog vakare 8 valandą nueisim į kažkokius baseinus ir galėsim ten būti iki 1 nakties. Bet mes išbūnam daugiausiai 1 valandą, nes ten nenormaliai karšta. O, Dieve, myliu šitas vietas, tiesiog jos gelbėjo man gyvybę. Turiu 99 problemas, bet karštas vanduo nėra tai. Užsidaro 25 valandą? Čia reiškia 1? Mano batai sunkiai telpa į šitas spinteles. Okay. 2010. Erget gazimas. Mūsų eilinė apžvalga po karštų versmių, kaip mes jaučiamės. Aš jaučiuosi tobulai. Aš irgi. Čia mes buvom absoliučiai japonų turistiniai vietoj. Dabar papasakosiu, kodėl taip nusprendžiau. Nepajautai šitą? Tai man buvo taip, aš atėjau persirengimo kambarį. Pasakiau atsiprašau. Tai buvo išsigando. Žinau, gal kad aukšta aš tiesiog, nežinau. Visos moteris iš eilės ėjo. Ir tokia buvo maža mergaitė. Ir jie visi va taip tiesiog. Mano vardas. Viską išbandžiau, visas šaltus, karštus. Aš supratau, kad aš nebejaučiu temperatūrų. Supratau, kad nuovargis tiesiog labai paveikia. Nu tai va, tai jaučiuosi tobulai. Dabar noriu pavalgyti ir eiti miegoti. Dabar tavęs išklausom. Aš nesuprantu, kaip įmanoma tiek papasakot. Pas mane visiškai kitokia patirtis buvo. Aš nei žodžio neištariau, tiesiog pas mane visi tylėjo
visi tiesiog, vienas bičias mėgoja iš vis, mane tiesiog taip klapsėjo, tiesiog galva, jau galvo, blema, aš įstebėjau, galvo, kad nenuskęstų, nes baisu atrodo, kad taip jau atsijunginėjo. Tada nieko, tiesiog ėjau į sauną, ėjau į ledo vonę, tada vėl į karštas versmės ir taip sukau kelis ratus. Belenkaip jaučiuos dabar tiesiog, kad, nežinau, įsižeminęs vėl noriu miego, tiesiog noriu ilsėtis, noriu pavalgyti. Yeah. Čia tikrai įdomiausias faktas, kokį pamačiau apie Japoniją. Mes įlipom į autobusą ir Julius pastebėjo, mes atsistojom prie vairuotojo ir Julius pastebėjo, kad vairuotojas tarsi diriguoja visą laiką. Ir pasirodo, kad kiekvieną dalyką, kurį vairuotojas padaro, jisai parodo ranka ir pasako balsu. Ir tai užtikrina, taip elgiasi ir traukinių vairuotojai, ir autobusų vairuotojai. Ir tai užtikrina net 85% tikimybę nepadaryti klaidos. Tai kažką darant, jis pasako garsiai, jis parodo ranka ir taip užtikrina, kad jisai nepadarys klaidos. Tai pavyzdžiui, visada prieš pajudant iš sankryžos, jisai ranka parodo į kairį veidrodėlį, patikrindamas, kad iš ten niekas neteina, parodo ten į priekinį stiklą, nežinau, gal iš šviesoforą, ir parodo į dešinį veidrodėlį, taip užtikrindamas mus, keleivius, kad jisai viską patikrino ir mes esame saugus. Jo. Microphone. No? Ketikas. Ir viskas, mes po 2 dienų važiuojam su traukiniu atgal į savo šitą stotį. Ir nenusipirko mikrofoną, apėjom dar vakar tą parduotuvę, tada dar vieną parduotuvę. Skambino tada iš tos parduotuvės, visos aplinkinės parduotuvės, tai niekur nėra mūsų mikrofonų. Bet gera žinia yra ta, kad prieš pat tą perėją, ten yra pėsčiųjų kažkoks tiltas, kad nereikia plaukti laivu, mes jį pasirinkome. Prieš pat tą perėją mes išbandysim greitai traukinį. Tai vis tiek atrodo, kad patirtis verta išbandyti Japonijai. Tai realiai mes važiuosim į Fukuoką, dar didesnį didmiestį. Ir tai mums užtruks tik 17 minučių. Realiai milžinišką atstumą nuvažiuosim per 17 minučių. Tai šiek tiek brangiau kainuos tas traukinys, apie, man atrodo, 20 €. Bet važiuosim ten ir ten jau bus, kaip originali mūsų mikrofonų parduotuvė, tai jau tikimės, kad ten tikrai rasim. Ir išbandysim greitai traukinį ir pamatysim dar kažkokį įdomų miestą. O šitą kelionę tokia gavos kaip ir be tikslo, bet kaip ir, nežinau, pailsėjau. Pabuvo mieste, skaniai pavalgėm ir neturim jokių problemų, nesiskundimų, tai viskas liuks. Okay, I put. Yeah. Glassware manufacturer. Amazing! So we will be there in maybe 15 minutes. Yes. 15, something. okay. Arigato gozaimasu, see you later. Wow. Tai žodžiu, išsipildė mūsų noras. Šiandien truputį nukentės mūsų kilometrai, mes nuėjom kokius 5 turbūt tik šiandien po stoties. Ne, 9. Ai, mes nuėjom nuo stoties 9, tai viskas gerai. Labai gerai tada viskas. Tai žodžiu, atėjom į
turgaus parduotuvę tokią Farmers Market. Nusipirkom tiesiog ledų ir norėjome eiti dar šiek tiek toliau, nes dar tik tai 4:30. Ir šita moteris tiesiog angliškai mus užkalbino, pati pradėjo pasakoti, kad yra menininkė, kad keliauja per pasaulį, kad būna Australijoje, būna Liuksemburge. Ir čia turi kažkokią meno studiją. Ir prie meno studijos turi svečių kambarį. Ir jinai tai pasiūlė, sako, jeigu norit, tai paklaus, kur mes miegosim, pasakė miestelio pavadinimą, kada eisim iki ten ir miegosim palapinį. Jinai taip atsargiai paklausė, kad sako, jeigu norit, galit miegoti pas mane svečių kambarį. Ir sakau, Juliai, nu, tipo reikia viskam sakyti, ne jau. Oi, viskam sakyti taip, kai jau čia esam. Nes turėjom didelį norą, kad kažkas mus pakviestų į svečius, kad tiesiog pamatyti tą japonišką gyvenimą iš arčiau. Bet tai tokia tarptautinė labai atrodo, pakeliavusi, tai tiesiog labai įdomu, labai džiaugiamės. Cheers. Kampai. Kažkur čia atėjo, mums liko 1 minutė. Kaip įdomu, kur mes šiandien miegosim. Konnichiwa. Very beautiful. Your glass, everything. Wow. Please come in. Yes, that's our present. Arigato gozaimasu. Everything is so colorful. Yeah. Beautiful. Come to abroad or Japan. Okay. People, all my friends sleeping here. Okay. Yeah. So beautiful. Oh, thank you. Wow. Yeah. And here is for I will do later. So please just free yourself at home. Thank you so much for doing this. And the music is here. Wow. Wow, that's a serious sound system. What's that? Wow. Yes. Quality. Yeah, because I like classic music Okay. and pop, Wow. jazz and everything. I am half retired. Oh, wow. So how many years you been doing this? Oh, it's maybe 50 years. or 50? something. At the moment, you can use this one. Arigato gozaimasu. And I will bring another one. Okay. Stebė man moteriškas tapkutis. Pusė kojos tilpo. 50 metų jinai čia studijavo šitą dalyką, sakė, ir studijavo Didžiojoje Britanijoje, dėl to jinai, wow, dėl to jinai kalba angliškai. Maybe I can help you with something when I'm here. Like move something, maybe, maybe something heavy that you thought like you need to move or something. If Yeah. something comes to your mind, Or Yeah. please let me know, okay? cut the grass. Yeah, cut the grass or something. Yeah, thank you. I have imagination from Australia. Australian friend. Oh, I okay. spent 2 months. They love a holiday, they go everywhere. Also, they are retired. Wow. Yeah. They took me Melbourne, Sydney, Tasmania, so many places. Yeah, Wow, I what's so read that. beautiful. Beautiful. It's amazing everything I see. It's the first time. Oh, kangaroo. Yeah, kangaroo and everything I Canberra, see. It's a botanical. very plants are different. But this is so nice that you do like Yeah, it's A notebook. these here. It's so different. wow. And then you can take the inspiration to your art from Yeah. this. Yes. Wow. Australian people, they drink coffee every day. Our dog Gigi, and this is Japanese flag and Lithuanian flag. This one, what is this one? This is sushi. Oh, eating sushi. Coffee, tea, Maybe tea, green tea. green tea. Maybe Okay. Japanese green tea. Yes. Yeah? Yeah. Thank you you so very much. Your name here sounds very cool. City and Guilds of London Institute, Royal Charter of Society of Industrial Artists and Designers. Yeah, Impressive. Oh, it's here. Wow. Did you like living in UK?
Belen kaip miela, atsigėrėm žalios arbatos, pasikalbėjom apie pasaulį, pasikalbėjom apie Japonijos ministrę pirmininkę. Dabar išsiskyrėm valandėliai, sakėm, kad eisim pagulėti ir dabar yra 6-7 val. Susitiksim vakarieniai. Tai mes siūlėm, pakvietėm ją, čia yra šalia kažkur už 1,5 kilometro viena dar šiandien veikianti kavinė. Tai mes ją tarsi pasikvietėm, kad norime pavaišinti, bet jinai pasakė, kad turi pilną maisto ir labai mielai su mumis pasidalintų. Tai esam visiškai svečiai, kaip ir įsivaizdavau, kadangi jinai yra keliavusi per pasaulį. Tai jinai taip ir pasakė, kad žmonės taip pat man darydavo, kai aš būdavau ten Vokietijoje. Ir mums išeinant davė sojų pieną, sakė, kiekvieną rytą šviežiai pasigamina. Tai čia jau visiškai proteino bomba mums bus. Šiaip nelabai mėgstu sojų pieną, bet, gersiu ir išgersiu ir vertinsiu. Galim padaryti taste test. Grinai, kaip pas močiutę jaučiuosi. Tai čia bus mano vieta atsisveikinti, nes mes ką tik pasiekėm Kitakiušių miestą. Ir Kitakiušių miestas uždaro mūsų vieną iš 4 pagrindinių Japonijos salų. Mes perėjom vieną iš pagrindinių salų. Mes perėjom piečiausią Kyushu salą. Visiškai ką tik. Liko dar 3 ir kita, į kurią mes pateksime, bus Honshu. Tai jinai bus didžiausia pagrindinė Japonijos sala. Tai yra ta sala, kurioje yra ir Tokijos, ir Osaka, ir visos kitos gerai pažįstamos vietos. Ta tokia ilga didelė sala. Į ją mes pateksim labai įdomiu būdu. Iš šito Kitakiušių miesto mes eisime per povandeninį tunelį. Tai bus labai įdomu man pačiai pamatyti ir pasidalinti. O šiandien aš atsisveikinu iš Kitakiušių. Nuo paskutinio video, kur parodžiau, kad mes miegojom pas tą nuostabią moterį. Tai kitą naktį mums vėl labai pasisekė, nes vakarieniaujant to restorano savininkai vėl mums pasiūlė apsistoti. Ir mes turėjom tiesiog nuostabų vakarą, vakarienę, nakvynę, pusryčius, vonę. Bet apie tai daugiau dalinausi savo Instagrame ir tiesiog nieko nenufilmavau su kamera. Labai pavargau, nes šiandien ėjom 35 paskutinius kilometrus. Ir dabar jau esam dideliam Kitakiušių mieste. Tai aš čia atsisveikinu ir primenu, kad rytoj mes važiuojam su greituoju traukiniu į Fukuoką. Tai čia išvisi, gigantišką miestą. Tai važiuosim ten ir tada jau turbūt poryt kelsimės į Honshu ir užbaigsim vieną iš 4 pagrindinių Japonijos salų. Jau užbaigėm iš tikrųjų. Tai smagus pasiekimas ir dar labai daug kelio priekyje. Labanaktis.